Nautenas. Nautenas, vienu žodžiu, daugeliu valsčiaus. Bajoriškių kaimo pilietė buvau, o dabar taip, gyvenu jau čia. Vienas dalykas, ką čia dabar man pasakoti. Tai gal tada... Baigiau gimnaziją Utenos 54 metais. Atvykau, buvau paskirta dirbti mokytoja, baigus istoriją. Ir kur dirbi? Atvykot į Adutiškį tada, ar ne? Aha. Tada paskirimą gavau į Adutiškį. Kada atvykau į Adutiškį, man atrodė labai toks tamsus, labai išdegęs kraštas. Tai sako man, sako, vaikeli, kur tu važiuoji, sako, ten vieni, sako, tiesiog ubagai, sako, jiegi eina ir duona, reiškia, prašo duonos ir ten ir maisto vienu žodžiu ir visa kita. Tai galvoju, kai bus, tai bus. Žinojau, kad tai yra Prigaunti vidurinė mokykla. Jau faktiškai buvo tada 9, aš jau turėjau paimti 10 klasę. Tas man vaizdas susidarė, jisai tiesiog apgailėtinas, tiesiog verkt norėjo. Viskas, kaip tik tai po karo, sudegė, išgriuvę, pastatai nėra. Man atrodė ir žmonės eina liūdni ir visi kiti galvoju, ką aš čia darysiu, aš nieko čia nesukursiu. Aš turėjau didelis tokius, galvoju, padarysiu, čia bus gražu viskas ir viskas. Pasirodė tai paprasta. Gavau aš auklėti 10 klasę. Įėjau į tą klasę, man labai buvo keista. Sėdė visi suaugę žmonės, dar baisiau pasidarė. Galvoju, dabar aš buvau mažutė, jaunutė, dar, žinoma, ne šitokia, ir galvoju dabar, kaip aš susitvarkysiu su šitą klasę. Viskas sudegė, viskas surė. Tai tokie žmonės bus jau apsmukę, niekam tik ir visą kitą. Pasirodė, labai greit susibendravau su savo klase, nors jie buvo vyresni, kiti buvo net beveik mano amžiaus, 2 metais jaunesni. Visi suaugę, vyrai kavalierija, nugi aš dar panelė, dar ne visai smukus. Visiškai pamačiau kitą, ką aš mačiau. Man tiesiog buvo galvoj susidėję, sakant, svajoju visai kitaip. Mokiniai mandagus. Ir dar tiesa mane prigąsdino taip, kad sako, kai eisit, sako, vieni, tai mokytojus primušė, kiti išvarė ten iš klasės tos mokytojus, kiti su stalo prie sienos pristumė. Dabar aš laukiu, kada pradės mane jau stumdyti ir taip toliau. Tylu, gražu, viskas labai gerai, susipažinom ir viskas, sakau, jūs gerbsit mane, aš gerbsiu jūs, sakau, man atrodo, kad jums noris tikrai baigti ir kažkur tai kažką tai pasiekti daugiau, tai sakau, jeigu taip maloniai mes dirbsim, visą kitą, sakau, viskas tvarkoj. Tada mano pasirodė vyrai, prigrasė visus mokinius, kad šitai mūsų auklėtojai nei žodžio, nieko neturi būti. Bet ar tas paveikė, ar mano toks elgesys, tai aš dabar negaliu pasakyti. Gal padėjo, gal nepadėjo, nežinau, sakė, jau vienu žodžiu mus pažinsi tada. Ir sakiau, kas reikia, ką ten reikia, vienu žodžiu, kaip mes dirbsim, kaip mes bendrausim ir viskas atrodė bus normalu ir taip toliau. Ir pasirodė, kad aš susitikau su mokinių tėvais, tie tėvai nedavalgę, apskūrę kai kurie grįžę iš Lietuvos, vadinamos, ten ir tai duonos buvo, čia tai buvo Lenkų okupuotas kraštas, ir dargi karas, ir kaip tik čia frontas dar ėjo, tai buvo kažkas tai baisaus. Žmonės kaip žmonės, senimas ir moka labą dieną pasakyti, ir aš šiaip žinoma atsakyti, mes žinom apie ką kalbėti, kas yra svarbiausia, ir drausmė, atsakomybė, ką geras mokymasis, tada ir graži ateitis ir taip toliau. Ir
visiškai susidraugavom mes. Jie kartais net prašydavo, kad aš daryčiau klasių susirinkimus ir kalbėčiau aš jau tokiais auklėjimo klausimais. Nes ten lietuvių vidurinės nebuvo, rusiška paskui buvo toks stumdymasis gavo, tai ten tokių pagrindų tvirtų nebuvo. Tiesiog nuostabų žmonės, jūs neįsivaizduojat. Mandagumas, kultūringumas, matyt, auklėjimas geras buvo iš tikrųjų. Tėveliai turėjo gerus tėvus, čia labai daug priklauso nuo šeimos, o pasirodydavo tie patys vaikai. Kartais jau paskui man pasakojo, kad ateidavo nevalgę į mokyklą. Arba pienas su rūgštu su saldžiu, arba saldus pienas su rūgštum, daugiau nieko nėra, net bulvės su pūvo. Ten tam krašte kaip tik tuo metu. Ir skurdas yra, bet jų kultūra, jų elgesys, jų mandagumas, jų pareiga mokytis. Ir kažką tai norėjo žinoti, tiesiog, mane tiesiog džiugino ir stebino ir visą kitą. Man tai buvo tada visa mokykla gera, nuo mažiausio iki geriausio. Aš problemų jokių daugiau neturėjau. Ir nuo jų turbūt prasidėjo gyvenimas. Aš dabar dar trupučiuką pasakysiu atgalas. Čia ne į temą dabar pakalbėsiu. Dabar neseniai čia filmavo, vienu žodžiu, ir visą. Kultūra labai aukšta. To laikotarpio, kada aš dirbau mokykloje. Ir paskui išėjus, aš kai išėjau iš mokyklos, tai 30 metų. Dar laikėsi. O paskui, kada laisvė, pasirodė, kad laisvė. Bet tie žmonės, kurie anksčiau išvažiavę yra visi. Jie baigė 10 klasių, aš su jais ir vaidindavau, ir dainuodavau kartu, ir sakydavau, šokti negalima, tai padarydavau mokyklą šokis, kad galėtų pasišokti. Žinot, jaunimas ir visi jau panelės ir kavalėriai ir visa kita, tai irgi gera auklėta, reikia žinoti, tokiu būdu būsi. Tai čia nekyšis, bet man taip atrodydavo, man ir pačiai būdavo gerai pasišokti, tai ką čia dabar uždrausi ir visą aš sėdžiu iki jau ten 10 valandos, kas galima ir taip. Ir dabar aš noriu, sakau, lygis žmonių tiesiog labai aukštas, sąmoningas, tiesiog darbštus, tvarkingi vienu žodžiu. Man kilo klausimas tada, iš kur tas viskas buvo. Pasirodo, tuo metu, čia kada buvo rusų, paskui lenkų okupuotas kraštas, kas pasirodė, dirbo kunigas. Kunigas Krikštaponis, Benediktas Krikštaponis, dirbo 32 metus. Okupacijos metais tiek rusai, čia lenkai, ir tas pats, kalbos nėra, čia paprasti žmonės. Reiškia, jau čia lietuviškai nereikia mokyklų, viskas pradėjau sudarinėti ir sudarinėti. O tas Krikštaponis bažnyčioje, vienas dalykas, parapija bažnyčią pastatė pati. Tai labai didelis dalykas. Jis pradėjo kurti visokiausius ansamblius. Susisiekė su tokiais kultūringais žmonėm, kurie muzikuoja, vargonuoja ir taip toliau. Padarė chorus ne vieną ir visokių vaikų ir visą kitą. Ir taip jisai įdėgė, žinoma, čia sakyčiau, kaip galima buvo, tai ir darė, bažnyčion tai žmonės tai eina ir visą kitą. Ir buvo gražiausi keli chorai. Tiesiog, vienu žodžiu, ir pamokslai, tai lietuviškai, lenkiškai, tai lenkiškai, čia visą kitą, bet, trinimasis tarp lietuvių ir lenkų, tai buvo dalykų pasakyti, kad šitas buvo. Bet žmonių sąmonė, reiškia, taip yra nuo Dievo, čia aš nenoriu įpiršti, kad būtinai ten nuo to. Tiesiog vieni su kitu tiesiog bendravo. Reikia pasitikti lietuvius, jau ten kokį vyskupą iš kur, tai jie lietuviškai. Jeigu reikia lenkiškai, tai lenkai susiorganizuoja, lenkai važiuoja, lenktyniauja vieni tarp kitko ir visą kitą. Bet doros klausimas buvo nuostabus. Ir kad jie buvo ir nevalgę, ir vienu žodžiu, kaip sakant, galima sakyti nuogi,
Tai tiesiog, man atrodo, šitas, ir paskui čia vat yra viena knyga dar parašyta, jūs vis vien, aš jau matau, tos srities žmonės esat, tai parašyta, reiškia, apie kunigą Krikštaponį ir jo. Ir kad pažinti Dubdiškį, tai pirmoji eilėje reikėtų paskaityti šitą knygutę. Išleido, čia mokytojas Irmonienės Marti, vienu žodžiu parašė, išleido rajonas, parėmė šitą išleidimą ir visą kitą. Turiu aš tą knygą, tik dabar nežinau, kur jinai yra, bet čia ne paviršelį pažiūrėti, bet įsigilinti į šitą esmę. Iš kur kyla šitas nesąžiningumas, kartais sukčiavimas, ten išlaidavimas, palaidas gyvenimas ir taip toliau. Vien nuo asmenybių, kurios yra, turi šiokią tą valdžią, o jis valdžią, ne valdžią turėjo. Jo žodis buvo šventas ir visą tai. Nu, gali čia nerašyti, galit ne, bet mano nuomonė tokia, ir dabar aš sakiau, čia pas mus buvo atvažiavęs toks labai įdomus žmogus, pamiršau pavardę, prancūzas. Tai mes, tai buvo mano, jis pasisvečiavo, mes tik tai aš biškį protingiau kalbėjau, užmirštų, suprantat. Tai beveik galima sakyti, aptarėm ir visą kitą. Man buvo, o čia atrodo kaip šventas, iš niekur nieko, ten visur blogi žmonės, o čia šitas kampas tamsus, nuvargęs, be duonos. Ir jisai šitaip elgėsi ir taip šventai elgėsi. Ir kada aš pradėjau bendrauti su biblioteka, jau vienu žodžiu atvažiavus, susipažinau su bibliotekos vedėja ir taip toliau. Jinai man sako, žinot ką, yra, sako, dainuojančių moterų. Tai, sako, aš saviveiklą turėjau, išvykščiau ir mokykloje, aš turėjau greit ratelį ir dainininkų, ir šokėjų, šokti nelabai mokėjau, kaip išėjo, taip išėjo. Na ir vienu žodžiu, sako, ar jūs negalėtumėt mums padėti, vienu žodžiu, bibliotekoje tenai pravesti, vakarai reikia tenai, vienu žodžiu, moteris labai gražiai dainuoja, tai padainuosit, aš irgi dainavau, tik nelabai gražiai, kaip jau nusakė, tik biškį. Ir nuėjau, gerai, sakau, aš pasižiūrėsiu, žinai. Na, uždainuoja man tos moterys, Dieve, kaip gražiai, balsai. Tadagi neišvažiavo patys geriausi, vienu žodžiu, visi beveik vienu, balsai kaip vargonai. Sakau, kas jūs išmokė? Vargonikas tamsta išmokė, sako mus. Jas pasirodo visas bažnyčios choras atėjo, beveik. Nu, dabar galvoju, ką aš išmokysiu, kad jos už mane geriau moka dainuoti. Nu gerai, sakau, aš paklausysiu, sakau, jūs man, sakau, vis po dainelę padainuosit, sakau, ir aš išmoksiu, ir sakau, visas dainuosim mes kartu. Nu ir taip, nuoširdžiai susitarę. Ir pradėjome mes dainuoti, tą jau bibliotekos sėdėti, reikia jį kurti, dar reikia partiją paprašyti. Tai kaip pana prilindo prie tos partijos, kad leistų įkurti šitą chorą, aha, Krivickienė vadovauja, nu gerai, tegu neina, aš turėjau jau autoritetą šiokį tokį. Čia, sako, nu gerai, sako, jau nenuvesiu niekur blogai, aš jau blogais keliais neinu, tai. Nu ir pradėjom dainuoti. Nu ir pradėjom dainuoti iš pat pradžių vienu, kitų, trečių, ketvirtų. Čia vedėjai mane sako, reikėtų dar kažkur nors, sako, mums išvažiuoti, pasirodyti, kad mes čia dainuojam. Nu, sakau, važiuojam, kai bus, yra muzikantas labai geras, toks Bilėjūnas, sakau, pagros. Nuostabai senukas, pas man buvo nuostabų žmonės. Aha, nu ir jisai su savo harmoniku, Peterbursku, žinot, kaip tas Peterburską. Nu ir šitą Peterburską harmoniku, kaip aš groja, prie to Bilėjūno daugybė senai, žinot, baisiausiai, tikrai jau popkas, aš balsiai, tai ten jau gražu klausyti. Na, mes kaip aš dainuojam, moteris kai aš dainuoju, ir gražias dainas. Ir seniau buvo gražių dainų. Ne šitas dabar, ten Rugiapjūtės ar kokia, po to dainos, aha, atgyja žmonės,
pradėjo rinktis, pradėjo eiti, visą kitą. Nu ir tada pradėjo iš 9 žmonių, žiūrėjau, jau 10 ateina, ir 9, ir 12, ir taip toliau. Jau renkas, ar vienu žodžiu, kad sakau, žinot, toksai stambas, aš negalėsiu vadovauti. Makytai netaisto, nu, tai žinok, mes tam stas nepažinsim. Nu, sakau, baigsiu aš jau vadovauti jau šitų mišių. Aš, pavyzdžiui, jos už man geriau daro, suprantat, tai ką aš ten galiu labai, aš tada dainavom, pradėjom. Mes mokytojai mokom ir žaidimų, mes mokom ir pasakojimų, mes mokom, vienu žodžiu, ir šokių, gražiausių tų senybinių ir visą kitą. Sakau, gerai, davai vieną po kitą vis. Ir taip daugin. Nuvažiavom mes tada, konkursas buvo Vilniui, šitoj televizijai, gal ir... Sporto rūmuose, ne? Ne, tada buvo radijui, man atrodo, tada nieko nebuvo kita. Vienu žodžiu, padainuoja mano moteris, padainuoja plonai, kodėl alį verpiau. Ir dabar žinau, ką padainuoja. Nu ir vienu žodžiu, pirmą vietą visoje Respublikoje. Nu, įsivaizduojat, aš net galvoju, nei pažįstamų turi, nei nieko, šitaip kaip pirmą vietą. Pasirodė, kad mes etnografiniai seniausių dainų dainavom. Ir ta daina kaip tik tai yra iš to krašto, jau žiūrovai tai irgi buvo žinantys, ne taip savo žmonės, kad gražiai, negražiai padainavo. Jau iš tikrųjų, matyti, specialistas geri. Nu ir ką, ir kai pakėlė visas moteris, žiūriu, kiek tai praėjo, ateina Antanų kaimo ir moteris. Matyta, ir mes dainuosim. Mes neprasčiau, sako, dainuojam. Aha, gerai, nu, viskas gerai, sakau. Nu, sakau, ateikit, sakau, bet aš tai irgi pasakiau, kad, sakau, žinokit, aš ne specialistas, jums geriau muzikos mokytoja. Ne, tai sako, nesuskalbėsi su jumiem geriau. Nu, gerai, sakau, ir vėl aš tenai nuvažiuoju ir man ir transportu atsiunčia ir viskų. Važiuoju, padainuoja, gražiai dainuoja, šitos dar gražiau dainuoja. Jų daugiau nuojo viškesnės dainos. Aš žinot, naujoviškiau, tai viskas, sako, gražiai dainuoja. Nu, toliau, sako vėl. Dabar kas? Dutiškia moteris, sako, mes prastesnės. Mes visam bažnyčios chore dainuojam. Mes, sako, visas choras. Nu, gerai, beveik ne visas atėjo, žinoma. Tenai iš vyrų nebuvo choristų, buvo tik moteris. Nu gerai, ir tos moka dainų, ir naujausių, ir gražiausių, ir su to mes jau daugiau su naujausiam. Dabar vaikai, ir vaikai su manim jau dainuos, bet jau čia vėliau jie atėjo. Paskui jie keliai tokius kaimas, dabar amžinatilsį miręs jų vadovas, sako, žinai ką, Krivskien ir mes aš dainuosime. Nu tai sakau, gerai. Sakau, esate sąjūdžio jau pakilimas, jau 69 metai, šiandien mes įsikūrėm, metus kitus padainavom vieni, paskui žiūrim, jau pas mus pulkas didžiausias, Jėzus, patriotizmas didžiausias. Pasirodo, jie, žinot, po Lenkų okupacija, čia vis vien turėjo tam tikrą, aišku, įbrėžė tam tikrą, vienu žodžiu. Nu ir ką, pažiūrėt, apie kolektyvų. Sąjūdis kyla, pas mane sąjūdis visam Adutiškį jau ir visą. Nu ir mums labai sekės, mes tur nuvažiuojam, kiek mes dainuojam dainų, jos pradėjo dainuoti šitas visas paruginės dainas, senovinės, vienu žodžiu, sutartinės, o sutartinė kaip aš dainuoju, taigi labai gerai gražu ir visą kitą, ir mūsų visur laukia. Visos nedainuoja sutartinių, kitos nemoka, kitų aš nieko pati nežinau. Bet jau tas mūsų 10-tukas, nu jau žydi tiesiog. Jau jos pranašesnės, jos geresnės, jos gražiau dainuoja ir taip. Nu gerai, ir šiek tiek prasidėjo, kai judėjimas pakilo jau žiūri ir svirkai.
jau pamažu ir tenai juda, jau. Čiut ne revoliucija. Taip, dainų. Ir toks nuoširdumas jų. Ir žinot, kai dainuoja, žmogus, kai dainuoja, jis darosi savotiškai geresnis. Gal ten to išdidumo gaunasi ir visą kitą, kad mes tai jau, tai ne jūs, bet vis vien. Nu ir taip, išėjo gražiai, ir mane gerbė, niekas nebadė pirštais, kad aš kažko nemoku, nežinau, aš pasiklausiu, sakau, dar materytė šito nežinau, dar man papasakok tą, pasakyk, padainuok ir visą, balsai geri, aš klausą turiu, ačiū Dievui, labai gerą klausą turiu, kai, aš juokiuosi, kai nusidainuoju, tai aš girdžiu labai greit. Taip, bet nu jos tada, nu ir paskui, kas prasidėjo, visokiausiai tenai jau renginiai, konkursai, pirmas buvo ant Marių krantelio, vienu žodžiu, ir daugiausia šitos jau folkloro dainos tos vienu žodžiu. Nu ir dalyvavome šitam Marių krantelio, kurisai buvo, dabar nebesimenu, ar ne Rumšiškėse, jeigu nemeluoju, gal man reiktų užrašai gerai pervirsti. Nu ir vėl mes pirmą vietą su Lazdynais, kitų nevežiau, kadangi tai buvo šitos etnografinės pačios seniausios dainos, galvoju, ten nieko nebus. O Kriekžė dainavo visokių dainų, tai nieko neužėmė. Ebau, taigi gerai, tai neužėmė. Jau mes, čia jau mes. Paskui tai buvo 3 metus iš eilės ant Marių krantelio, tai mes paskui turėjom jau 2 vietą ir vieną kartą turėjom 3 vietą Respublikos mastu. Drabužiai. Mūsų prasti nuo kaimo iš Gryčios, kaip stovėjo prie pečiaus, tokių kurios pasipuošė, blizgas susidėję ir, bet mes netinkam su. Ir vieno šito mus numušė. Tada, kai pakilo, kaip apsvilkti. Ir buvo pas mus audėja ir dar dabar, 96 metai gyva. Išaudė visą mundarokus. Vienodus, drobinius, paskui išaudė visam žiursus. Tada bliuskų nėra. Ejau, tada Kelmickaitė buvo jau pražydus ir mus pažinus. Aš tai padarysiu. Nu ir jisai sakinėjo ten šitose svyklose. Žiurstus tai ta pati moteris išaudė su ta žička vadinama, šitos bliuskas jau su visais pagražinimais, kur reikia jausti. Tai šitas, vienu žodžiu, nebeatsimenu koks tai fabrikas, kažkokio vienu žodžiu. Aš ten nevaikščiojau, ten Kelmickaitė darbavo. Mus išpuošė, ir tikrai jinai, ir jinai, matot, nelabai skaitosi. Vien tokia stiprus žmogus buvo. Jeigu jūs ją atsimenat, jūs tai turėtumėte atsimenati. Ten šaunuolė. Ten, tiesiog komandyras. Ugnis. Tvarkingas komandyras, protingas. Jinai tada, mes jau buvom apsitaisę ir visą. Dar žinot, kur nuvežė? Maskvon. Čia jau su naujais rūbais jūsų, ne? Čia prie Tarybų sąjungos. 4 kolektyvus. Ir dabar tas kolektyvas, visi tie kolektyvai tebėr tik tai vienas, kur buvo šito, užmiršau pavadinimą, čia tai to nevežė, ten buvo studentai. Rastilova dabar atsimenu, Rastilova. Tai aš kitaip galėjau tą vadintis. Negaliu pasakyti tavai tiksliai, bet štenai. Tai čia mūsų moterys visos jau dabar žiūrstais ir tenai kiti kolektyvai. Tai 3 kolektyvai irgi aptaisyti, kaip reikiant, jau mes jau tiesiog, vienu žodžiu, blizno Maskvoj. Dabar Maskvoj, buvo
Tai juoką, nežinau, aš jums pasakysiu tų juokų. Dabar gyvenino tokiam viešbutį, bet apsmukęs tas viešbutis. Toks, žinot, aš tokio netvarkos ir nešvaros tai nesu mačius, kaip tenai, sakam, prasvešma visokių ir ko tik nori. Nu ir priėmė mus tokiam kambarį tokią moterišką vieną. Jau mums čia jau parodė, kur atsilūtė, vienu žodžiu, patalinę tenai išdavė viską. Nu dabar, jūs sako, mokat rusišką bent vieną dainą, nes tarpusavy lietuviškai kalbam, dainuoti nedainavom, ar mokat? Jin rusiškai kalba. Mokam, babas. Nu aš jums padainuosiu, kur padainavo. Aš įsigandau, dabar sakau, nu dabar tai būdite. Padainuoti. Tik tai, žinokit, nesistebėkit, kad неgražiai. Ну. В темных хмарах дождь будет, признаюсь вам, люди, что за свою сваволю попалась не валю, что за свою сваволю попалась не валю. Дед поехал дорогу, а я пропила корову, сяжуся, бежулюся, что зробила, боюся. Дед приехал с дороги, а я еду ноги у ноги. Коли будешь меня бить, то я буду более пить. Коли будешь меня бить, то я буду более пить. А не, да, если, ну taip va taip если будет. Nu dabar galvoju, atsivežiau kalėjimą pasakys. Šitos ruoškė. Tik tai, a šitas mano moteris su savimi pilus juokia. Nu, aš jau tai iš žimtųjų ten susispaudus stoju ir įsigundus dar bijau. Tiesiog aš jų vadovas. Tenai. Nu ir, bet mums pasisekė, tenai mes irgi gerai mus priėmė Čaikovskio konservatorijoje. Ten buvo armėnai. Nu, armėnai kalba rusiškai. Nu ir su mumim kalbam, mes kitaip nesusikalbam, lietuviai ir armėnai. Jau būsim draugai. Būsim draugai, vienu žodžiu, jūs nešnekėkit, vienu žodžiu, lietuviškai šnekėkit, o mes šnekam armėniškai. Jų 3 rūšių žmonės. Senimas, kolektyvas, paaugliai tokiai, jaunimas ir jaunučiai vaikai. 3 kolektyvai. Amerikai tai vienas kolektyvas. Tai kai sakom, mes nesusišnekėsim. Pasirodysim, sako, šnekėsim tada. Kaip vienu žodžiu nebus ruskelių, tai mes tada jau šnekėsim rusiškai, nes viena mašina, vienas autobusas tenai visą. Ir programą mums pasisekė. Kažkaip net norėjo ten, bet mums sutiko ne ruskis, toksai vienas ruskis, bet jisai diedas, drūtas, storas ir visa, nu bet toksai veido nelabai gražaus. Ir vieno moterį mūsų įsivedė, sako, ar mes padainuosit mums lietuviškų dainų, mums reikia, jos daina buvo ypatinga. Kažkuo tai jau užkliuvom rusam, nežinau. Aha, tai mama įsigundus rėkia. Mūsų vyrų nebuvo, ne viena visas moteris, mes tik prie durų. Nieko, visi rusiškai ir aš suprantu, ir visi suprantam. Sako, nieko, sako, aš tik paprašiau, kad padainuotų. Sako, jinai viena nenori, jūs paklausykit. Nu, ir sako, mes paklausysim ir visą. Tai va, tokie čiūdai buvo. Iki atėjom mes paskui šitas, jau kad vienas dalykas, mes buvom tiesiog turbūt labai pilietiški žmonės. Ne tik tai, kad dainuojame mums visur. Kiek kur buvau dainoj, visur buvo gerai.
šitoj ant marių krantelio. Tada kiek būdavo konkursų visokių kitokių. Mes žemiau kaip antra vieta, kadangi mes dainavom, o kiti nedainavo šitų, vienu žodžiu, senybinio folkloro. O mes dainuojam ir mokėjom, ir dar vis daugiau, ir daugiau, ir daugiau, ir stipriau. Ir paskui jau prisijungiam ir mūsų, vienu žodžiu, ir Adutiškio žmonių daugėja. Centras tai buvo, vis vien Lazdynai. Už tai ir išliko labai taip ilgai. Tai dabar ką aš dar nepapasakojau. Kokius... Vienas dalykas, sąjūdį mes visur važiavom. Visur. Prie šitą... Įsirašiau, aš nešau. Prie bokšto, mamytė. Tik aš nematau. Prie bokšto? Ne. Ir į sporto rūmus irgi? Prie bokšto. Prie Seimo. Moterys labai mano stiprias ir visą kitą, kai gynėm šitągi vienu žodžiu. Nuvėjom ten mes prie to bokšto, tai kai giedojo šitos sušaudytus žmonės laidojo, mes visi nuvažiavom tai ten sėsti, apkabino net autobusų, kiti vėsti ėjo, kad paimtų. Tiek žmonės buvo patriotiški, kad labiausiai. Nu ir ką, mes giedam prie šitą, prie rotušėgi ten, bet ten kelias buvo visas pilnas kelias žmonių. Mano moteriški gieda šitą litaniją, užmirusius, kur yra litanija, pravažiuoja autobusiukas. Tas anksčiau pas mus Lietuvoje vadindavo aviliuku, pravažiuoja tas autobusiukas, iškiša tik tai revolverį, bet tik tai aukštyn, su pistolėtu matyti, tenai tik prasidėlė medžių šakos. Kiti vaikščioja, ten mum ir arbatą visą, ir labai taip gražiai ir visą. Vėl pravažiuoja kitas autobusiukas, ne autobusiukas, bet šitie. Nežinau, kaip jie vadinasi. Tokie viliukai. Viliukai vadinami. Ir vėl, tada mes jau iš pat pradžių nesitraukė moteris. Paskui, kurie tenai arbatą nešiojo, visai kitą sako, jūs traukitės, mes pasitraukėm labai. Tada nuėjom į šitą Aušros vartus, ten buvo pašarvotas irgi tenai. Visur giedojo. Tada nuvėjom prie televizijos bokšto. Tenai litanijų vėl iš naujo ir Viešpaties angelų. Ir vienu žodžiu, kareivis stovi, prieina kitas kareivis, atidėlos porą užtverta. Reiškia, aš sakau, moteris, mes reiškia atsitraukiam visą kitą. Nesutvarkysi jų. Pastraukia žingsnį kitų, tada dar garsiau užgiedoja. Kiek jo. Sakau, tai kaip jūs nevyjat, sakau, tikrai, kai nesakau, klausykit, ką aš sakau. Ne, kas papils šitas mano babelas ir mane numažu ir visą kitą. Tai jau prie Gedimino bokšto, šito prie televizijos bokšto. Tada nuėjom ten ekskursijom, kur pakabinti visi buvo, visi tarybiniai darbuotojai, žinot, su šito. Užmiršau pavardį. Burokevičių? Burokevičių pakabinta. Tai jau negėdoja, tik apžiūrėję ir viskas, ten ir baisu ir visa. Tada gynėmės Adutiškę stotį. Reiškia, Baltarusija pasiims stotį, arba Lietuvai, arba Baltarusiam, arba Lietuvai. Jėzau, man jau skambina. Jisai buvo tarybinio ūkio direktorius, Maminskas. Ir vien sako, rink žmonės. Tas sako, aš vienu nesurinksiu, aš paskambinau kitom moterim. Vienu žodžiu, jisai apvažiavo prie šitos stoties geležinkelio pilna baltarusių. Kariškai apsirengę, mes ten stovim. Ir visi kaimai suvažiavo, vieni kitiem perdavė ir visi. Žmonių pilna. Ten
tam, vienu žodžiu, jinai, nežinau, gal kokia korespondentė ar kas ten buvo prie manęs, sako, jūs atrodote pažįstamai, žino, sakau, žmonėms, sako, eitam klausyti ir sako, kur tai gali, tai pasakyk visiems, kad vienu žodžiu, vis skambintų saviem žmonėm, čia teritorija tai didelė ir visa. Nu ir kiek ten susirinko beveik visi kaimai, gal vienas kitas ten tokį jau, kurie ne. Nu ką, tada paėmė, praėję ten šitie kariškiai pro mus, baronai, durnai, mum nesvarbu, mes dar kunigų atsivedėm. Aš nežinau pasakyti, tada atėjom su vėliavu, kurvis kuindavė vėliavu, kunigas vėl su ražončiais ir mes vėl prieš šito, aš jau kelias tiesiu čia. Nu ir pradėjom, tada Gadutiškį nulupė ten vyrai, užrašė Adutiškis, jau atsinešta jų buvo užrašas Adutiškis. Nu ir sako, var man šitą jau korespondentė kokia ar kas tai jinai sako, prie jį sako, dabar perėk, sako, šitą liniją, aš einu, sako, šitą. Ir pasakyk, kad niekas nesiskirstytų. Nu ir tai nesiskirstė žmonės. Tada nuėjo apylinkė jau tartis dėl būktai sienos ir vis. Mūsų žmonės, mokyklą visą atvedė mokytojai. Mūsų žmonės dainavo lietuviškai, o paskui pradėjo šventas giesmes giedoti. Sakiau, kad bažnyčios chorų daug. Nu ir visi baigė ir išvažiavo. Tai va tokie dalykai. A čia dar buvau užsirašęs užmirštu labai. Tai ir Baltijos kelio dalyvavot? Prie ko? Baltijos kelias, kai buvo, irgi važiavo. Vienam Baltijos keliui dar rajonas neturėdavo, kas važiuotų renka. Iš pat pradžių tai mes su jakštu statėm šitų kryžių, kokį statėm, palaikėm. Aš tai nepalaikiau. Nebuvau užėjusi, kurie važiavo mūsų vyrai. Visi. Ir paskui tai jie neturėdavo dar rajonas, ką išsiųsti. Nu tai tada keliuose važiuos jūsų ansamblis, sakau, žinoma, kad važiuos. Mūsų ansamblis visada važiuos. Ir mes tenai beveik kiekvieni metai. Ir labai paskutinį kartą, kada buvau, jau paskui man sveikata pradėjo šlubuoti. Tai Jėzau, ir kiek giesmių pridainavom ir čia buvo pabradė, nu ta pabradė kokia, aištas. Ir ten Vylimas, paskui ten daugiau, kokia, Jėzau, pridainavom daugybę. Tada, sako, dar reikia Ukmergėj, būtų prižadėta koncertas. Mes turėjom jau jį paruošę ir žinojom, kad tai tada Ukmergėj koncertus dainavom. Baltijos šitam keliui ir visą. Taip, kad tiesiog, jeigu taip kalbėti, tai aš nežinau, kur mes nebuvom. Gal? Nu, Baltikoje buvom. Kai būna Baltika, tai mes lankėmės Lenkijoje. Tada, kurgi čia. Estijoje. O Estijoje buvo įdomu. Kaip tik lietuviai vaikščiodavo, mes Taline buvom ir Tartu. Eina mūsų paradas, tengi jau su vėliavom, mes irgi tai su vėliavoms dainuojam lietuviškai ir visą kitą. Šitie estai, tai galvas iškiši po langus, mojuoja vėliavom, mums visą kitą. Lietuva. Kai pradėjo eiti Turbažurką, šitie iš Leningrado, dabar galiu vadina, nesvarbu, tai gal dar Peterburgas ar Petrogradas buvo. Nu ir nieko. Šitai. Taigi, mums patieka, jūs neįsivaizduojat. Tai va, ir paskui Estijoje mes dar buvom šitoj. Va, kas man buvo baisiausia. Estijoje, kai buvom, mes patekom į finalinį šitą koncertą jau. Baigiamą į koncertą. Nu ir mūsų tos senoviškos dainos tos dirva tenai ir taip, dirva. Aha.
pateko ir Mordviai. Ir mums teko būti šalia Mordvių. Jūs neįsivaizduojat, man ašaros byrėjo. Negaliu net kalbėti. Mes sudainavo gerai, mes jau turėjom vyrų ir nemažų su gerais balsais, skambėjo labai, man atrodė gerai. Prieina Mordviai. Jūs, sako, laimingi, o mes, sako, nieko neturim. Sako, jūs savo kalbant dainuojat, savo armonikėlius ten, mums nereikia jau šito armonikėlius, o jų armonikėlius kokių tai rusiškų melodijų groja, ten vienu žodžiu, šitie dainuoja, šitie dainuoja, būktai ir nei savo jie kalbos ten turi, jūs neįsivaizduojat ir sako, mes jau tiesiog užmiršom beveik, sako, savo kalbų, sako, a jie, va, vienu žodžiu, baisu buvo, tiesiog mes prie tai negalėjom, tiesiog ašaros turėjo apranga, šitą jaugi nuplyši, skurdi, kokiais tai apmatota kojas, baisu. Tai kas buvo baisiausia, tai buvo baisiausia tiesiog už tai su šitais. Bet kalbant apie tradicijų išsaugojimą, tai... Va, žuvusių laidotuvėse mes buvom, Baltijos kely buvom. Kai organizuodavom tokius visokias šventės, visas švęsdavom, mes ir Kalėdas atšventėm, žinot, kur sporto rūmus. Dar nebuvo Lietuvos. Su grupe Antis gal, ne? Su visą tą pačią yra, su tom bobom. Kas? Viskas gerai. Tai vat. Ir vaikai, kaip jie norėjo, vienu žodžiu, priimti jau į ratelio šokti ir visą kitą, kad sakau, vaikai, aš dabar neturiu uniformų, sakau. Ne uniformos, berniukų tai buvo marškinukai ir kelnaitės, bijau visą kitą. Tai aš tėvą paimsiu, sako. Užlipo tenai jisai, dėduką rado kelnes, marškinių. Ir ateina važiuos jau šitam mūsų koncertam, su mumis koncertu. Mes turėjom paruošę visą kalėdinę programą. Visą kalėdinę. Kalėdinės dainos, kalėdiniai žaidimai tenai. Ir vaikai mokėjo šitą visą kitą. Čia atein, sakau, eisiu skolinti kienotinai rūbų kitų. Kurgi dėduką, nes asiraitė. Su seneliam marškiniais. Jie, tik geresnis mastas palinka. Tai sakau, ką buvo paskui. Tai va toks entuziazmas. Tai čia jau gražu, tai gražu. Visą šventę švęsdavom. Visas. Jau čia po, kaip rusai išėję. Kalėdas, tai mes tenai, mes paruošėm specialią programą. Yra kalėdinė programa. Jeigu jie dalyvauja normaliai šitam folkloro ansambliuose, tai turėtų paruošti. Na, pavyzdžiui, kai kur, jeigu nesuprantat, tai mane klausia, tai tiesiog, parodyčiau, jeigu aš atsimenu, bet galėjau nebeatsiminti. Tai va, nusimbūda, dabar ką aš dar nepasakiau. Buvom pirmam sąjūdžio suvažiavime, bet čia aš nekalbu eilinių, kuriuos mes paskui atduoja žmonės. Sąjūdžio suvažiavime tai ėjom pirmų pulkų, davė vėliavą didelę. Šitą, kaip kartais, žinot, ištiesia labai didelę vėliavą šitą. Čia buvo ir, tai va, pirmoje eilėje mes ėjom. Šiaip tai būdavo ar vakarai, ar kas mes nuvažiuojam Jėzau, eitinės, visi su vėliavom ir mes visi su vėliavom. Kursus dainuojam, taip 30 vietų autobusas
Ir tai imdavom tik dainininkus, kur sustojam, ten visi prieina prie mūsų dainuoti kartu, jeigu tik tokias paprastas dainas dainuojam. Dabar labai daug įrašų yra padaryta. Labai daug įrašų dar jau. Nu, televizija mus mylėjo. Mūsų visa programa, visos dainos. Kas nori, ir dabar, kai šitas Žeraras buvo atvažiavęs, tai jis turbūt apėjo daug. Nes mane prašo, ašgi neturiu, man nedavė niekas. Tai buvo nufotografuota. Ir vienu žodžiu, mūsų visos programos. Kokias mes turėdavom mūsų programos, tai buvo daugiausia, nu, ta visa žemdirbystė, ūkininkavimas, paskui Krikštynos. nagi, vienu žodžiu. Labai daug. Rugiapjūtė, mamyt. Krikštynos. Visas, va, parugės, va, buvo, reiškia, mūsų. Na, aš pasakysiu dabar spektaklį kokį pastatyti gerai. Buvo mergvakaris, krikštynos, parugės, rugiapjūtės pabaigtuvės, kuokinė, kareivėlio palydos, pieno kelias, vyno kelias, va čia turiu pieno kelią, tai tekstą. Turiu ten visus tekstus. Rašiau pati, bet rašiau ne iš savo gudrausiau galvos, klausiau moteriškės. Su moteriškėm išpasakoja man nuo A iki Z, kiekvieną dar pataiso prideda. Ir tada aš susirašius rašau tekstą. Sakau, paskaitykim visi, pažiūrėsim, ko čia trūksta ir ko čia per daug. Ir vėl, ada ne šitaip, ada šitaip, da šitaip, vat ne, mane taisydavo. Tada su šitu tekstu važiuoju Respublikon. Ten mano buvo draugės Respublikoje visos, šitą Šemetaitę ir, nu, vienu žodžiu, draugų turėjau. Tai jau aš paskaitau, jos kai kurios, bet Šemetaitė, tai jinai vaikščiojusi yra, nu, kaip renka tautosaka, ten visą kitą. Aha. Tai jinai gerai šitą kraštą žinojo. Tai tada dar man jinai dainų duoda. Dar aš pasitikrinu su moterims tas dainas. Tada vienu žodžiu jau tada dainuojam jau ir paklausiu, kas taisyti. Gal ne šitaip, gal ne taip. Ir tada man priekaištų nieks neturėdavo. Taip, net todėl, kad moterys, tos man kur pasakojo, vyrai nepasakojo. Ir šitą, ten ir, nu, ten žodžiu, tos visos darbuotojas man tiek ištaisydavo ir viskas, dar padainuoja. Tai va dabar dar turėjau. Tiesa, Joninės Lenkijoje turėjom labai gražiai nuo A iki Z pravedėm, labai susidraugavom, tai atrodo labai gerai, vienas buvo. Tada įrašai aš jau kalbėjau, taip, radijoje laidoj. Beveik mūsų visos šitos mergvakario dainos įrašytos nuo A iki Z. Ir spektakliukai, tai ar televizija, tai kai mes, bet būdavo, šitai jau ne tik apžiūros, bet dainų šitas jau šventės, kokios visos, tai šitas įrašus visus. Ir jis ieškojo, labai daug rado. Ko nerado, tai man nesakė, nežinau, neteko tada po to jau, kad būtų, kad aš žinočiau. Tada spektaklių yra visi įrašai, visų įrašai yra. Dainų šventėse visose dalyvavom, aliai vienoj, visur. Ai, teko bendrauti su kom nori, ir su vokiečiais, ir su olandais, ir su belgais, kai kurie, kai mes uždainuojam, žinoma, ne aš, tos moteris uždainuoja, tai prieina tiesiog vieną kartą olandai, nu dainuokit, jis nesako dainuokit, jau savai prašo. Tai prieina prie mūsų armonikierių, tas Vilėjūnas buvo, tai special.
Tai prisirenka tiesiog minios žmonių ir taip toliau. Nu tai baisiai gera ant širdies. Tada atrodo ir aš gera. Tada Joninės Lenkijoje. Estijoje jau papasakojau šitų, kas man buvo baisiai ant širdies. Paskui tą tiesą važiavom, mes jau šito, iš kur mes važiavom. Važiavom iš Estijos. Tai viena moteris. A dabar sako, melskimės už šitos mordus, kad jie įsivaduotų. Pas man žmonės, nu jinai vyresnio amžiaus tokia labai pabažna ir visą. Na, būdavo, dabar ką minim. Minim mes visas tokias šventės, va, tremtinių. Tiesa, dar mes, nu va, tremtinių. Susitikimus esam padarę. Partizanų kapų lankymas, va, kaip būna. Vienu žodžiu, spalio mėnesį. Tai kunigus nusivedam savo kunigėlį. Vienu žodžiu, paruošę visą. Ne jisai laiko mišias, mes giedam. Ir dabar nežinau, ar yra ar ne. Šitas tradicija nežinau. Mes tai mūsų tai buvo. Kai aš dirbau dar. Aš jau 30 metų nedirbau. Kapus tai lanko. Dabar štai Jėdiškio kalnas yra mūsų yra kaip piliakalnis. Mes visada einam su kunigu ir meldžiamės už jį, ten kur žuvom, reiškia, šitą piliakalnio žmonės, vien žodžiu. Va, šitą, man atrodo, Aldutė, va šitais metais, sakyčiau, darė. Ne, jeigu aš gerai atsimenu. Nu, mes už šitą aukso paukštę gavom. Tai turbūt už visą mūsų senovę, aš taip galvoju. Čia buvo pagrindas ir kaip mes pastatėm šitą, pastatėm spektakliuką. Nu, kažkaip galvo mano susimaišė. Advento vakaravimai rodė net televizija buvo pastatyta. Pasakysiu, kokie pastatymai yra, jeigu ką mes čia sustatėm. Bet tekstus visų turiu čia. Ir vakare, kur sakiau, krikštynos pargė, krikštijam vaikų senoviškai, kaip krikštija. Senoviškai, tokios semieninės sūnaus Vydo. Su visom apeigom. Su visom apeigom. Ir nuotraukos yra šitų visų, yra įrašai. Da. Mes vakarį gavom pirmą vietą Respublikoje. Tai buvo mokytojų. Kažkoks tai irgi buvo, vienu žodžiu, konkursas mokytojų. Nu, tų kūrybos ir visa kita, tai irgi turėjom pirmų vietų. Mergvakaris, Pinas vainikėlį jaunai. Dabar kas man paskatino ką rašyti? Man paskatino, pavyzdžiui, kareivėlio palydos. Aš dalyvau vienose kareivėlio palyduose ir pamačiau, kaip išleidžia sovietų laikais į kariuomenę. Ateina pulkas, prisgėrusių, stumdos, tiesiog, nu, baisu žiūrėti, kokius va šitai visą kitą bliauna nesavais balsais. Ir man tai baisu padarė, tiesiog vos nešaros byrėjo, galvoju, Dieve, mūsų jaunimas ir va štai kur patenka į kokį šitą pareionimą. Dabar galvoju, reikia moteris pakalbinti, kad kaip palydėdavo seniau. Buvo pas mane ir 80-90 metų moterų. Ir jos man papasakojo šitą, kaip kareiviai palydė, kaip sutinka, vienu žodžiu, tokiu papročiai, nu, iš pat pradžių susirenka kaimo žmonės
išlydi tenai jau ir pavaišina ir visa kita ir pasakoja, kaip kas kariuomenėje buvo ir kaip čia buvo beveik rekrutai va. Ir rekrutų laikais ir vos paskui jau šitas va visas teisinystės teisės irgi šitas toks, nu, nekultūringumas baisus visas. Nu ir man galvoju, reikia man parašyti aprašyti, kad pamatytų žmonės šitų baisybių. Aš tai nerodžiau šitų. Aš parodžiau, kaip lietuviai išleidžia. Reiškia, nu, seniau ir kaip išlydėdavo, kaip ten raudodavo, būdavo net raudos šitų kariai išeinančių į kariuomenę. Ir linkėjimai, ir dovanėlės duoda ten, kas atneša ten muilą, kakerką, tokių, ar kokias kepitaitė, kas atneša, vienu žodžiu, tokius, nu, tokios dovanėlės. Paskui viena moteris labai, nu, jin buvo labai stipri ir artistė, tai jin giedoja šitas palydinės, ne rekrūtų dainas, ar raudų dainas, vos ne kaip prie mirusio, kaip tu grįši ar negrįši, kaip pasiruoši šitą. Ir kaip kaimynai išleidžia. Tai reiškia ir pašneka, ir paguodžia, ir visa kita. Tai, kai buvom Kaune mes kur buvome, gal mus Vytauto didžiojo universitete pakvietė ir šitam universitete mes suvaidinom šitą, priėjo moterų tiesiog apsiverkus. Jautru. Taip, tai vat, daugiau, aš prisirašiau, ką per daug čia. Gal jau nusibodo, gal ir gana.